Labą dieną. Šiandieną mūsų pažintinių Biblijos studijų tema bus malda. Kalbėsime apie ją, kaip malda atrodo švento rašto kontekste. Pirmasis kūdikio ištartas žodis yra labai svarbus įvykis šeimoje. Apie tai mes kalbame su kiekvienu sutiktu pažįstamu. Tėtis su pasididžiavimu pasigiria: pirmasis mūsų mažylio ištartas žodis buvo tėtė. Juk tai taip šaunu. Arba mama sušunka: kelias savaitės stengiamės mažylį prakalbinti ir pagaliau tai įvyko šį rytą. Jis pasakė: mama. Taigi mes esame Dievo šeimos naujagimiai, jo šeima. Dievas su dideliu susidomėjimu laukia mūsų pirmojo ištarto žodžio. Jis tiesiog suvirpa iš jaudulio, kai pradedame su juo kalbėti. Šį bendravimą šventasis raštas vadina malda. Kaip vaikas pradeda natūraliai kalbėti su savo žemiškais tėvais, taip naujai gimęs krikščionis turėtų natūraliai atverti savo širdį dangiškam tėčiui. Bet daugelis žmonių sunerimsta ir pasijunta nejaukiai pagalvoja apie maldą. Jie klausia savęs, ką ir kaip pasakyti. Jie nesuvokia, kad Dievas tik laukia, kadagi jo vaikas pradės kalbėti su juo. Jeremijo 29 skyrius nuo 12 iki 13 eilutės. Čia parašyta: kai jūs šauksitės manęs, kai ateisite ir kreipsitės į mane malda, aš jūs išklausysiu. Kai manęs ieškosite, rasite mane. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite. Taigi, ką šios eilutės sako apie tai, ką Dievas pažadėjo, jei mes maldoje kreipsimės į jį? Mes matome du Dievo pažadus. Dievas sako: aš jūs išklausysiu. Ir toliau Dievas pažada, kad jis bus su mumis. Tai yra, kai manęs ieškosite, rasite mane. Taigi, noriu mus visus užtikrinti, kad tą akimirką, kada mūsų keliai suklumpa prieš Dievą ir mes maldoje pas jį ateiname, jis mus girdi ir jis yra šalia mūsų. Psalmė 103 nuo 13 iki 18 eilutės. O, ne, čia 13 eilutė, atsiprašau. Čia yra parašyta: kaip tėvas gailisi vaikų, taip viešpats gailisi pagarbiai jo bijančių. Ką šios eilutės sako apie Dievą? Jos sako, kad viešpats yra gailestingas. Jis supranta mus, savo vaikus, žino mūsų silpnybes ir yra pasiruošęs visada priimti mus, kada tik mes pas jį ateiname. Mes kaip tėvai niekada neatstumėme savo vaikų, ar ne? Taip ir tėtis dangiškasis, kada mes pas jį ateiname, jis visada mus priima ir yra pasiruošęs išklausyti tas reikmes arba mūsų poreikius, kurie tą akimirką pas mus yra. Ką galime maldoje Dievui sakyti? Skaitydami Biblijos tekstus, kuriuose kalbam apie maldą, pastebėsime, kad su Dievu galime kalbėti apie daugelį dalykų. Danieliaus 2 skyrius 23 eilutė. Čia parašyta: tau mano protėvių Dieve aš dėkoju ir tave giriu, nes davei man išminties ir jėgų. Dabar to apreiškiai, kuo tavęs prašėme, apreiškiai mums karaliaus sapną. Taigi mes matome, kad šiuose eilutėse Danielis su savo draugais dėkojo Dievui. Tai yra, mes taip pat maldoje galime Dievui dėkoti. Ne tik dėkoti, bet ir girti Dievą, šlovinti jį iš visos širdies už tai, ką šiandieną jis mums davė. O dėkoti iš tikrųjų yra už ką, ar ne? Mes turime namus, turime savo šeimas, turime maisto šaldytuve, turime drabužį apsirengti. Vakare eidami miegoti mes galime užsikloti kaldrą šiltą. Taip?
turime darbus, turime mašinas, turime visko, ko mums reikia kasdieniniam gyvenimui. Pažiūrėkime Psalmę 32, 5 eilutę. Tada aš išpažinau tau savo nuodėmę, nebeslėpiau savo kalties. Tariau, išpažinsiu savo nusikaltimus viešpačiui ir tu atleisdamas mano nuodėmę pašalinai kaltę. Taigi čia Dovydas, mes matome, išpažįsta savo nuodėmes Dievui. Svarbu pastebėti, kad išpažįstant savo nuodėmės Dievui mums nereikia žmonių tarpininkų. Vienintelis tarpininkas šventajame rašte yra parašyta Jėzus. Todėl mes galime drąsiai suklupti prieš Dievą maldoje ir asmeninėme pokalbyje su Dievu išpažinti jam mūsų kaltes. Ir mes jau anksčiau įsitikinome, kai Dievas mus išklausys ir jis bus su mumis tą akimirką, kada mes bendrausime su juo. Psalmė 51, 3 eilutė. Pasigailėk manęs Dieve iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Taigi, kada mumise sukyla blogi troškimai, kada atsiranda noras kažkam tai pakenkti, tai pagavę save tose mintise, mes galime ateiti prieš Dievą, suklupti ir paprašyti, kad jis paimtų visus tos blogus ir maištingus darbus, kurie mumise yra, ir paprašyti jo, kad jisai tuos maištingus darbus sunaikintų, kaip sako Dovydas. Dievas yra labiausiai suinteresuotas, kad mūsų širdis būtų pripildytos meilė. Tai yra ta akimirka, kada mes supykstame ir norisi kažkam tai kažką tai blogo pasakyti ar padaryti. Aš kviečiu mus susilaikyti 3 sekundėm. Ir tą akimirką tiesiog nuleisti akis ir širdimi ateiti pas Dievą. Ir pasakyti, kaip mes jaučiamės, kokios negatyvios mintis kyla mums. Ir paprašyti Dievo, kad jis visą tai paimtų iš mūsų. Atminkime, kad Dievas yra meilės šaltinis. Iš jo mes galime pasiimti tos meilės, kantrybės, susilaikymo, švelnumo ir visų kitų gerų, pozityvių charakterio savybių, kurių mums trūksta. Mato 26-39. Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniūbsčias ir meldėsi. Mano tėve, jeigu įmanoma, teplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Čia mes matome išbandymą, kurį Jėzus turėjo. Tai yra, mes matome jį Getsemanės sode, kada Jėzus meldžiasi ir tą akimirką ant jo pečių buvo visos žmonijos nuodėmės. Ir tai be galo stipriai Jėzus slėgė. Jisai sielvartavo, jisai liūdėjo. Jam buvo be galo sunku tą nuodėmės krūvį laikyti ant savo pečių. Ir tą akimirką Jėzus sako, jeigu įmanoma, teplenkia mane ši taurė. Ir pridėjo, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Jėzui buvo tėvo valia svarbiausia. Tai pirmiausia, savo maldoje galime prašyti mūsų dangiško tėčio, kad jo valia būtų mūsų gyvenime. Mes galime išsakyti savo reikmes, kurios mums rūpi, kurios mums yra aktualios, ir galime pridėti, tebūnie viešpate tavo valia. Tokiu būdu mes parodome Dievui visišką pasitikėjimą jo valia, kad mes absoliučiai jom pasitikim, kad ir koks atsakymas iš Dievo teis pas mus, mes jį priimsime. Tai iš tikrųjų yra brandaus krikščionio ženklas. Mato 6:11. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Taigi mes galime prašyti Dievo visų tų kasdieninių, buitinių dalykų, kurie mums reikalingi pragyvenimui. Galime prašyti maisto, galime prašyti drabužių, jeigu mums jų trūksta, galime prašyti pagalbos susimokėti už paslaugas, galime prašyti pagalbos susirasti darbą, galime prašyti pagalbos išgydyti mūsų vaikus arba mūsų artimus žmonės. Galime Dievo prašyti visko. Gerai.
Mato 26:41. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Jėzus sako, kad mes galime prašyti Dievo, kad Dievas pašalintų nuo mūsų pagundos, kad mes nepapultumėm pagundos ir nenusidėtumėm. Jokūbo 1:5. Jeigu kuriam trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Mes galime Dievo prašyti ne tik tais fizinių dalykų, materialių dalykų, bet galime prašyti ir dvasinių dalykų. Čia Jokūbas sako, kad mes galime Dievo prašyti išminties. Dažną kartą mūsų gyvenime būna, kada reikia priimti sprendimą ir mes nežinome, kokį sprendimą priimti. Sukti į kairę ar į dešinę, rinktis tokį pasirinkimą ar tokį. Tai tą akimirką mes galime ateiti pas Dievą ir pasakyti Dievui: Viešpatie, man trūksta išminties priimti šį sprendimą, suteik man savo išminties. Ir prašyta, kad Dievas tos išminties mums suteiks. Jobo 42:10. Viešpats pakreipė Jobo dalį, kai jis pasimeldė už savo bičiulius. Viešpats davė Jobui dvigubai daugiau, negu jis buvo anksčiau turėjęs. Taigi čia mes matome, kad melstis galime taip pat ir už kitus žmones. Aišku, čia parašyta už bičiulius, už draugus, bet mes galime melstis ir už kitus žmones. Ir iš tikrųjų Dievui tokia malda yra priimtina, kada mes galvojame ne tik apie savo poreikius gyvenime, bet kada mes galvojame taip pat ir apie kitų žmonių poreikius. Prisiminkime, kad Jėzaus auka ant kryžiaus buvo už visą žmoniją. Jėzus galėjo to nedaryti, bet jis tai padarė dėl to, kad jisai pamilo pasaulį. Jis pamilo tuos žmonės, kurie gyvena šiame pasaulyje. Mes galime imti pavyzdį iš Jėzaus. Mes galime melstis už bet kokių žmonių reikmes, kada mes, sakykime, su jomis susidurėme, kada ateina žmogus, prašo mūsų pagalbos, mes galime melstis kartu su juo, mes galime pasakyti, kad melsimės už jį savo asmeninėse maldose. Žodžiu, mes galime melstis taip pat ir už kitus žmonės. Luko 23:33-34. Atėję į vietą, kuri vadinasi Kaukulė, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius, vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus meldėsi: Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Taigi, ko galime maldoje prašyti Dievo dar? Mes galime prašyti Dievo, kad atleistų mūsų priešams. Kada Jėzus kabėjo ant kryžiaus, jis buvo sumuštas, nuplaktas, apspjaudytas, iš jo išsityčiojo, jį išjuokė, jo rankos ir kojos buvo pervertos vinimis. Atrodo, jis turėjo visas priežastis pykti ant tų žmonių. Visas priežastis tiesiog rūstauti visą savo širdimi ant jų. Bet jis to nedarė. Jis prašė Dievo, kad jiems atleistų. Taip ir mes galime prašyti Dievo atleisti tiem žmonėm, kurie mus įskaudino. Atleisti tiem žmonėm, kurie neteisingai su mumis pasielgė. Atleisti tiem žmonėm, kurie mus apgavo. Tai nėra lengva. Tai nėra lengva, bet iš tikrųjų tokia malda yra reikalinga mums. Nes kada mes meldžiamės už kitus žmonės, kurie mūsų skaudino, mūsų širdis pradeda gyti. Ar yra nustatytas laikas maldai? Pažiūrėkime, ką sako Šventasis raštas, Efeziečiams 6:18. Kiekvienu metu melskitės dvasioje visokiojopomis maldomis ir prašymais. Paulius sako, kiekvienu metu melskitės. Tai yra, nėra nurodyto kažkokio tai konkretaus laiko, kada mes galėtume ateiti pas Dievą. Dievas yra pasiruošęs išklausyti mus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Kada iškyla reikmė, kada ateina troškimas ir noras pakalbėti su Dievu, mes galime tą pačią akimirką ateiti pas jį ir pabendrauti. Psalmė 55, 17-18 eilutės. Bet aš šauksiuosi Dievo ir viešpats mane išgelbės.
vakare auštant ir vidudienį skųsiuosi ir vaitosiu, ir jis išgirs mano maldą. Taigi aš išryškinau čia kelis raktinius žodžius. Dovydas sako vakare, auštant ir vidudienį. Na, tuo metu Izraelio tautoje vykdavo susitikimai šventykloje 3 kartus dienoje - rytą, per pietus ir vakare. Ir Dovydas lankydavosi tose susirinkimuose ir jisai melsdavosi kaip tautos karalius, prašydamas Dievui gerovės jo tautai. Taigi mes galime taip pat paimti pavyzdį iš Dovydo, galime turėti savo asmeninį laiką su Dievu ryte, dienos metu arba ir vakare. Tai yra, na, nebūtinai dabar, sakykime, paimti va šitą principą ir pasidaryti savo, sakykime, tokį, kaip čia pasakyti, na, nebūtinai nukopijuoti Dovydą ir 3 kartus per dieną tą laiką su Dievu susikurti, nes mes visi gyvename skirtingose aplinkybėse, turime skirtingus darbus, ne visada mums pavyksta, sakykime, rasti laiko galbūt dienos bėgyje, bet ką aš norėjau pasakyti, kad nėra kažkokių tai konkrečių nustatymų, reikalavimų, kada mes turėtumėm pas Dievą ateiti. Ir iš vis tas žodis turėtumėm čia turbūt šioje vietoje nelabai tinka. Nes kada mes kalbam apie maldą, tai mes kalbam apie bendrystę su mylinčiu tėčiu. Tai kada mes esame vaikai, mes einame pas mūsų tėvus pabendrauti tuo met, kada iškilo toks poreikis. Ne? Ar tai būtų kažkoks tai liūdesys, nusivylimas, ar tai būtų kažkoks tai džiaugsmas, kuriuo mes norėtum pasidalinti, ar tai būtų pyktis, kurį mes norėtum išsakyti savo tėvams. Mes pas juos ateiname kalbėti. Taip pat yra ir su Dievu. Jeigu mes suprantame, kad jis yra mūsų dangiškas tėtis, mes galime ateiti bet kada yra toks poreikis. Kiek laiko turėtume melstis? Malda yra nuoširdus ir atviras pokalbis su Dievu. Mes netapsime geresni, jei melsimės 1 valandą. Mes netapsime blogesni, jei melsimės 15 minučių. Malda nėra išgelbėjimo priemonė. Tai labai svarbu suprasti. Taip pat malda nėra parodymas kitiems, kokie mes esame dvasingi. Malda yra troškimas bendrauti su mus mylinčiu dangišku tėčiu. Kaip vaikas jausdamas meilę savo tėvams glaudžiasi prie jų, taip ir tikinti žmogus, jausdamas meilę Dievui, ateina susitikti su juo maldoje. Ir galima melstis. Pirmas laiškas Timotiejui, 2 skyrius, 8 eilutė. Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur melsis, keltų aukštyn tyras rankas be pykčio ir nesantaikos. Taigi Paulius, rašydamas laišką Timotiejui, sako, visur, kur melsitės, kelkite aukštyn tyras rankas be pykčio ir nesantaikos. Tai Paulius duoda suprasti, kad melsis mes galime bet kur. Nėra kažkokios konkrečios vietos nurodyta, kur mes galėtumėm kalbėti su Dievu. Mato 18:20. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvui esančiam slaptoje, o tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Taigi šioje vietoje, čia yra Jėzaus žodžiai, jisai kviečia eiti į savo kambarėlį, užsirakinti ir melstis savo tėvui slapčioje. Kodėl Jėzus pasakė tuos žodžius? Na, jeigu paskaityti truputį istoriją, kas ten buvo per istoriją, tai ten, žodžiu, rašto aiškintojai ir fariziejai, jie stovėdavo aikštėse, ten, kur būdavo daugiausia žmonių, ir ten melsdavosi ilgomis maldomis. Kodėl jie taip eldavosi? Jie norėdavo parodyti, kokie yra dvasingi ir tikintis. Tai yra, iš tikrųjų, ta malda ji nebuvo nuoširdi, o daugiau buvo toksai noras atkreipti save dėmesį. Tai Jėzus, atsakydamas į tokį rašto aiškintojų ir fariziejų elgesį, pasakė tuos žodžius: kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo tėvo esančiam slaptoje. Bet čia irgi yra labai geras principas, nes ką mes galime iš šios eilutės pasiimti, tai kad kiekvienas iš mūsų galime turėti savo vietą namuose, kurioje mes
suklumpame prieš Dievą, bendraudami su juo. Pavyzdžiui, mano vieta yra svečių kambarys. Aš atsikeliu visada anksčiau, kada dar visi miega, nusileidžiu į svečių kambarį, nes tuomet jis būna tuščias, užsidarau duris, pasikloju kilimėlį po keliais, nes keliai mano jau tokie skaudantis, tai kad neskaudėtų, kad minkščiau būtų, atsiklopiu ant to kilimėlio ir tuomet suklupęs meldžiuosi ir bendrauju su Dievu. Tai yra mano maldos vieta, aš esu įpratęs, man yra patogu, jauku toje vietoje. Tai va, gerai, mato, 19:20. Kur 2 ir 3 susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Taigi, mes čia matome, kad melstis galima ne tik tais vienam kambarėlyje, bet galima melstis ir su kitais. Tai yra, galima melstis ir su draugu, galime melstis ir didesnėme žmonių būrelyje, galima melstis ir bendruomeniai, bendroje maldoje. Tai yra, mes čia turime Jėzaus pažadą, kad tuomet, kada žmonės 1, 2, 3 ar 10 suklups maldoje, tai Jėzus bus kartu su jais. Nuostabus pažadas, ar ne? Toliau žiūrėkime Apaštalų darbai 10 skyrius 9 eilutė. Rytojaus dieną, kai šitie keliaudami artinosi prie miesto, Petras užlipo ant plokščiastogio pasimelsti. Taigi mes matome tuo metu, kada Petrui gamino valgį, Petras ieškojo vietos kažkur tai pasimelsti ir geriausia vieta, kur niekas jo netrukdė, buvo ant stogo. Tai yra Izraelio tautoje namai buvo tokie su plokščiais stogais, ne kaip pas mus tokie trikampiai, ar ne? Tai va, Petras pakilo laiptais ant plokščio stogio, ten ramiai savo atsiklaupė ir meldėsi Dievui. Na, nebūtinai atsiklaupė, galbūt buvo atsisėdęs, galbūt buvo atsistojęs, žodžiu, čia neparašyta, ar ne? Bet esmė yra tame, kad ten buvo patogiausia ir ramiausia vieta praleisti laiką su Dievu. Dabar Apaštalų darbai 16 skyrius nuo 19 iki 25 eilutės. Pamatė, jog viltis pasipelnyti žlugusios, šeimininkai sugriebė Paulių ir Silą ir nutempė į miesto aikštę pas vyresnybę. Nuvedę pas pretorius jie tarė, šitie žmonės mūsų mieste kelia sąmyšį. Jie yra žydai ir skelbia papročius, kurių mums, romėnams, nevalia nei priimti, nei laikytis. Prieš juos susibūrė minia. Tuomet pretoriai perplėšė jų palaidines ir įsakė juos nuplakti rykštėmis. Smarkiai nuplakdinę įmetė juos į kalėjimą, liepdami viršininkų rūpestingai sergėti. Gavęs tokį įsakymą, viršininkas įgrūdo juos į vidinę kamerą, o jų kojas iš atsargumo įtvėrė į šiekštą. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himną. Kiti kaliniai klausėsi. Taigi, aš perskaičiau šią istoriją visą, kad mes pamatytumėm bendrą kontekstą, kur galime melstis. Mes matome, kad Paulius ir Silas meldėsi kalėjime. Jie buvo suimti, jiems buvo nepatogu, jų kojas buvo įtvertos į šiekštą. Ir nežiūrint į tai, jiems niekas netrukdė melstis. Jie meldėsi ir giedojo Dievui himną. Taigi čia yra puikus pavyzdys, kad mes galime melstis iš tikrųjų tokiuose vietose kaip kalėjimas, įkalinimo įstaigos ar ne, ligoninė. Na, galime melstis absoliučiai bet kurioje vietoje. Tai yra, matote, mes nesame priboti vieta. Mes galime netgi melstis eidami pasivaikščioti, vaikščiodami mišku, mintise, o galime ir garsiai kalbėti su Dievu. Tai matote, kokie mes esame privilegijuoti. Jo, man patinka Dievas, į kurį aš tikiu. O kur meldžiatės jūs? Galbūt norėsite pasidalinti komentaruose. Prašome. Kokioje neįprastoje vietoje jums yra tekę melstis? Aš norėjau pasidalinti, kad kartą, kada dar dirbau Stalimi, pamenu,
jaučiausi blogai, truputį sirguliavau, tokį vidinį ir silpnumą jaučiau, sunku buvo dirbti, susikoncentruoti mintimis. Ir pamenu, dirbu ir galvoju, Dieve, taip norėčiau kažkur tai ateiti, suklupti ant kelių ir ramiai su tavim pakalbėti. Bet nebuvo kur ateiti, nes visur pilna žmonių, visur visi vaikščioja, šūkauja ir panašiai. Tai aš pagalvojau, o kas jeigu aš nueisiu į tualetą? Nuėjau į tualetą, tualetas žiūriu labai ramus, žmonių nėra, tai aš užsidariau vienoje kabinoje tualeto, atsiklaupiau ant žemės, nugarą į unitazą ir veidu į duris ir tiesiog meldžiausi tokioje vietoje, nes man buvo iškilęs didžiulis poreikis. Aš tiesiog norėjau papasakoti Dievui, kaip man viduj sunku, norėjau paprašyti Dievų išgydyti mane, sustiprinti, tai vat tokioje neįprastoje vietoje man teko melstis. Tai vat, galbūt ir jūs pasidalinsite, kokioje neįprastoje vietoje teko melstis jums. Galime melstis bet kur. Savo automobilyje, virtuvėje, bažnyčios susitikime, darbe, mokykloje, ligoninėje, kalėjime, minioje ar būdami vieni. Pasirinkime tokią vietą, kur niekas mūsų netrukdytų. Viena į mokyklą dar neinančių vaikų mama padarė išvadą, kad vienintelė vieta, kur ji galėtų pabūti netrukdoma, buvo vonia. Kitas vyras kiekvieną dieną po darbo pastatydavo mašiną stovėjimo aikštelėje ir ten pasimelsdavo prieš važiuodamas į namus. Turėkite numatę tam tikrą laiką ir vietą kiekvienos dienos maldai ir melskitės balsu. Tai padės išlikti budriam. Kaip pradėti maldą ir į ką kreiptis? Mato 6:9. Jėzus sako, todėl melskitės taip. Tėve mūsų, kuris esi danguje. Taip ir mes galime pradėti maldą. Bet nebūtinai taip. Galime kreiptis į Dievą taip pat tiesiai. Dieve, prašau, išklausyk mane, noriu tau atnešti šitą ar aną reikmę. Tiesiog, vėlgi, nėra kažkokios tai formulės, kaip mes turėtumėm į Dievą kreiptis. Dabar kas yra tas danguje esantis tėvas? Kas yra tas Dievas, į kurį mes kreipiamės maldoje? Išėjimo 14, 21, 29. Tada Mozė ištiesė ranką viršum jūros. Pučiant stipriam rytų vėjui, per visą naktį viešpats nuseklino jūrą ir pavertė ją sausa žeme. Kai vandenys buvo perskirti, izraelitai žengė į jūros sausumą. Vandenims sudarius sieną jiems iš dešinės ir iš kairės. O egiptiečiai vydamiesi žygiavo paskui juos į jūrą, visi faraono žirgai, kovos vežimai ir vežėjai. Atėjus ryto sargybos metui, viešpats metė žvilgsnį egiptiečių kariuomenę iš ugnies ir debesies stulpo ir sukėlė klaiką egiptiečių gretose. Jis taip įklampino jų vežimo ratus, kad tie vos besisuko. Egiptiečiai tarė, bėkime nuo izraelitų, nes viešpats kovoja už juos su Egiptu. Tada viešpats paliepė Mozei išties krantą viršum jūros, kad vandenys sugrįžtų ant egiptiečių, jų kovos vežimų ir vežėjų. Mozė ištiesė ranką viršum jūros. Auštant jūra ėmė grįžti savo įprastą vietą. Ir egiptiečiai bėgo nuo jos, bet viešpats nubloškė juos į jūrą. Vandenys sugrįžo ir paskandino jūroje kovos vežimus ir vežėjus visą faraono kariuomenę, žygiavusią paskui izraelitus. Nė vienas jų neišsigelbėjo. O izraelitai perėjo per jūrą sausa žeme, vandenims sudarius sieną jiems iš dešinės ir kairės. Nežinau, ar jums teko skaityti šią istoriją, bet šią istoriją pasakojama, kaip Dievas išlaisvino savo Izraelio tautą iš Egipto nelaisvės. Ir va ši istorija mums liudija apie tai, kokiu būdu tai įvyko. Dievas praskyrė jūrą. Įsivaizduokite sieną iš kairės, iš dešinės ir Dievo žmonės praėjo
jūros dugnu, kuris buvo visiškai sausas. Tuo tarpu egiptiečiai, kurie vijosi Izraelio tautą, ar ne, jie suklimpo dumble. Ir kada visa Dievo tauta praėjo pro jūrą, tada jūra sugrįžo atgal ir sunaikino persekiotojus. Taigi mes matome iš tikrųjų nuostabią istoriją, iš tikrųjų, kada skaitom, atrodo sunku patikėti, kad tokie dalykai galėjo vykti, bet tai yra tiesa. Ir ką aš noriu pasakyti, kad tas Dievas, kuris vedė savo tautą tuo met, kuris išgelbėjo savo tautą tokiu stebuklingu būdu, yra tas pats Dievas, su kuriuo mes šiandieną bendraujame. Dievo ranka nėra sutrumpėjusi mums padėti, Dievo galybė nėra sumažėjusi, Dievui nėra neįmanomų dalykų, kurių jis negalėtų padaryti mūsų gyvenime. Todėl aš noriu jūs padrasinti, kad jūs nebijotumėte ateiti pas tą Dievą, mūsų dangiškąjį tėtį, atnešdami savo reikmes, savo džiaugsmus ir viską patikėdami jam. Koks turėtų būti nusiteikimas meldžiantis? 1 Jono laiškas, 5 skyrius nuo 14 iki 15 eilutės. Mes tvirtai pasitikime juo, nes ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso. O jeigu žinome, kad jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome turį, ko esame prašę. Taigi mūsų nusiteikimas turėtų būti pasitikėjimas Dievu. Mums reikia pasitikėti Dievu, kada mes jo kažko tai prašome. Nors mes jo ir nematome, bet tai yra gyvas Dievas. Mes bendraujame su visatos kūrėju. Kada mes kalbam apie internetą, mes interneto taip pat nematome. Teisingai, bet tai neleidžia mums, bet tai mums netrukdo tikėti, kad internetas egzistuoja. Nes mes galime naudotis kompiuteriais, telefonais, galime ieškoti įvairios informacijos internete, mes suprantame, kad internetas yra, nors jo nematome. Taip yra ir su Dievu, mes jo nematome, bet kada mes su juo pradedam bendrauti, mes pamatom nuostabius atsakymus iš Dievo. Tik šioje vietoje mums reikia juom pasitikėti, reikia tikėti, kad Dievas yra. Ką daryti, jeigu tai yra mano kelionės su Dievu pradžia ir tokio nusiteikimo neturiu? Romiečiams 8 skyrius, 26-27 eilutės. O ir dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais. Širdžių tyrėjai žino dvasios troškimus, kad jie užtaria šventuosius pagal Dievo norą. Taigi būna tokių akimirkų tikinčių žmonių gyvenime, kada tikintis žmogus suklumpa prieš Dievą ir tiesiog jis nežino, ką pasakyti. Kartais žmogus neturi minčių, kartais yra labai prislėgtas ir nusivylęs, kartais yra labai piktas, būna įvairių būsenų tikinčio žmogaus gyvenime. Ir tuomet žmogus tyli, suklupęs maldoje. Bet Dievas girdi ir tokią maldą. Dievas girdi ir tylę maldą, nes jis mato, kas vyksta to žmogaus širdyje. Jis supranta, kodėl žmogus tyli. Parašyta, dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Tai yra, dvasia užtaria mus prieš Tėvą. Nes Dievui yra žinoma visa mūsų vidinė būsena. Tai yra, jeigu nežinote, ką Dievui sakyti maldoje, nenusiminkite. Kartais gerai pabūti maldoje ramybės būsenoje. Taigi, nereikia nuogąstauti. Dvasia mūsų supranta. Pradėkime mūsų pokalbį su Dievu. Nieko tokio, jei kūdikio Kristuje pasakyti žodžiai nuskambės nedrąsiai. Dangiškam tėčiui didžiausias džiaugsmas girdėti savo vaiko pirmuosius pasakytus žodžius. Pabandykite keletą mėnesių kiekvieną dieną skirti nors po 10 minučių laiko maldai ir stebėkite, kas įvyks. Būsite nustebę.
Ką pažadėjo Dievas tiems, kas nuoširdžiai jo ieško? Jeremijo 33, 2-3 eilutės. Šaukis manęs ir aš atsiliepsiu. Pasakysiu tau nuostabių dalykų, paslapčių, kurių tu nežinojai. Taigi, nuostabų Dievo pažadą turime, ar ne? Sako, šaukis manęs ir aš atsiliepsiu. Pasakysiu tau nuostabių dalykų, kurių nežinojai. Taigi, baigiu šiandienos mūsų pažintinės Biblijos studijas ir norėjau paklausti jūsų, ką pasiimsite iš šiandienos pažintinių Biblijos studijų. Ir vėlgi, jeigu norite pasidalinti, galite tai padaryti po šiuo video, aš lauksiu jūsų komentarų. O dabar noriu palinkėti mums visiems geros dienos ir iki sekančio karto. Sudiev.